Šiandien, kaip ir kiekvieno mėnesio pradžioje, kartu su žurnalu Business Start keliamės visi kitą šalį ir kalbame apie verslo galimybės ten. Šiandien į Turkiją 16 pagal dydį ekonomiką pasaulyje su 75 milijonų gyventojų rinka. Turkija per nepilną dešimtmetį planuoja patekti į pirmą stipriausių pasaulio šalių dešimtuką. Kokios galimybės Lietuvai stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą su Turkija? Su mumis yra Sigitas Žilius, krovinių gabenimo bendrovės Simantra vadovas. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip pat Alik Liklis, bendrovės Frutlita vadovas ir taip pat Lietuvos turkų verslininkų asociacijos prezidentas. Labas vakaras. Labas vakaras. Kultūra yra be abejo įdomu, ar ne? Kultūra, kaip jūs sakote, pana Žiliau, skiriasi kuo? Aš galvočiau, kad mes labai panašus. Visų pirma, norėčiau rasti panašumus. Tai man atrodo, kad Turkija ir Lietuva, mes didelės Europos dalys. Ir kiekvieną valstybę mes turim savitumų, tačiau mes labai panašus. Jūs kaip geras verslininkas visų pirma ieškot, kas yra bendro, o ne kas mus skiria, ar ne? Ponas Kilikli, ką galvojate jūs? Aš galvoju, tai kaip jūs pasakėte, Turkija yra vienas iš didžiausias G20 pasaulyje šalis ir galiu pasakyti labai stabilių ekonomiką nestabiliame regione. Tas yra svarbu be abejo. Taip. Ir labai reikia su Lietuva dalintis patirtimi ir Afrikoje, ir kitose kontinentuose. Ir aš galvoju, čia būtų ir šansas ir Lietuvams investuotojams Turkijoje. Pona Žiliau, jūs esate, darote verslą Turkijoje, galima sakyti, nuo 1994 metų. Kaip Turkija keitėsi per tuos metus ir kokios buvo jūsų pirmosios patirtys ten? Pirma patirtis buvo tokia, kad aš išlipau iš lėktuvo ir buvo siaubingas karštis. Man buvo labai neįprasta. Gatvėse buvo labai daug žmonių, labai didelis judėjimas. Jeigu eini gatvę ir ištiesi ranką į priekį, tu atsiremi į žmogų. Šone taip pat žmogus. Labai daug jaunimo, labai daug vaikų. Labai gyvi žmonės, draugiški. Ir ta kultūra, kurią aš pamačiau ir vėliau susipažinau su istorija ir su žmonių papročiais ir su tais dalykais, kurie buityje, buitis žmonių, man pasidarė labai miela ir patraukli šalis. Bet jums teko išmokti, kad Turkijoje niekas nesako ne, ar ne? Niekas nesako ne. Kaip jie tą pasako? Štai mūsų, sakykime, įprasta verslui, kad susėdė pasiderėti žmonės. Jie sutarė kažkokios sąlygas ir štai viena iš sąlygų, pavyzdžiui, ar jūs duosite mums prekes be pinigų. Tai turkų verslininkai yra labai mandagus ir ta taisyklė, kad nenuliūdinti kliento, jie sako, kad tai yra įvairios priežastys, kalba apie bet ką, tik tai nesako ne. Mūsų kolegos, mūsų tėvynainiai sako, kad mūsų partneris iš Turkijos jisai pratylėjo, vadinasi, sutiko. O Turkijos paprotys, jeigu aš pratylėjau, vadinasi, nesutikau. Ponas Kilikli, jūs Lietuvoje dirbate jau 14 metų. Ar jums buvo sunku priprasti prie to, kad lietuviai sako ne ir moka tą pasakyti? Iš vieną pusę taip. Aš visada noriu dėrėtis, ką nors pirkti Lietuvoje, bet čia neįmanoma arba labai mažai. Bet ir Lietuva irgi pakankama kita ekonomika, palyginti su Turkija. Pirmą gal 3-4 metų buvo sunkiai, bet paskui jau pripratau, kaip ir ekonomika, taip ir lietuviška žemė. Jūsų požiūriu, ką lietuvių verslininkai gali dar daryti Turkijoje, bet tarkim, krovinių pervežimo? Aš galvoju, galiu pasakyti keli sričiai, tekstilės, turizmas arba bendri projektai su turkais kitose šalyse, bet ir IT technologijos. IT technologijos, iš ties, jeigu ekonomika auga, reikia tų technologijų, kurios yra pačios naujausios. Lietuviai turi ką pasiūlyti, ar ne? Aš galvoju, aš galiu pasakyti, pakankamai yra sėkmingi lietuviški įmonės IT technologijos srityje. Galima ir laisvai bendradarbiauti su turkiškai įmonėmis. Ko trūksta, kad tas bendradarbiavimas būtų dar geresnis, negu kad jis yra dabar? Susipažinti vieną kitą. Reikia pažinčių Turkijoje, ar ne? Ar tą sunku įgauti, pana Žiliau? Manau, kad pažintys yra labai svarbu. Tačiau, kaip ir visose šalyse, matyt tas pats. Tačiau pirmas dalykas, ką žmonės sutinka vienas kitą, tai įvertina savo, atsimena tą paprotį, kad pagal tai, kaip apsirengia žmogus. Tačiau po to
išsiskiriant, jį vertina pagal tai, ką jisai kalbėjo ir kokios buvo jo mintys. O dar po kiek laiko vertina tai, kaip jisai dirba ir kaip jisai laikosi savo pasakytų žodžių. Turkijoje kaip ir visur kitur, ar ne? Jūs sakote, lygiai tas pats? Lygiai tas pats. Ir žmonės gerbia žodį, gerbia, tas duoda dividendus. Jeigu jūs dirbate daug metų, jūs turite sukurtą tam tikrą vardą ir tas vardas jums padeda toliau, vis padeda labiau ir labiau daryti biznį. Na, jūs esate krovinių pervežimo bendrovės savininkas. Ar jūs matote ir kitokių potencialų Turkijoje? Taip, mūsų įmonė ne tik tai taip veža krovinius paprastai, bet mes dar savo tinklapius ir visur daugybę metų mes skelbėme apie tai, kad mes padedam užmegzti kontaktus. Ir ne vieną kartą turkų verslininkai ieškojo kontaktų Lietuvoje arba Lietuvų verslininkai. Ir kontaktus, ar ne kitaip tariant? Mes tiesiog juos supažindinam. Gal ir atvedam kontaktus, tiesiog jie bendrauja toliau be mūsų. Mūsų tikslas yra tai, kad kuo daugiau vieni kitus pažins, kuo labiau artimiau bendraus, tuo geresnė bus prekyba. Nėra geresnio bendradarbiavimo kaip prekyba ir apsikeitimas informacija. Tai, o mums vežėjams to tik ir tai reikia. Kokias klaidas dažniausiai daro kiti lietuvių verslininkai, kurie bando ateiti į Turkijos rinką? Turkijos rinka yra labai konkurencinga. Ir jeigu ją įsivaizduoti, tai ją reikia įsivaizduoti kaip stiklą. Ir jūs turite turėti tokias savybės, kurios jums leistų įsikabinti į stiklo sieną. Todėl... Čia labai sudėtinga. Taip. Todėl mūsų konkurencija, mūsų šalyje, mūsų galimybės mūsų šalyje yra tikrai labai didelės ir mažam verslui taip pat. Turkijos šalis yra labai 80 milijonų žmonių, labai daug žmonių, labai energingų, darbščių, jaunų. Todėl ten reikia ateiti nusiteikus dirbti, sąžiningai, dirbti sunkiai ir galima turėti rezultatų. O transportas tai kaip žmogaus organizme yra kraujas, tai gal ten pinigai, o mes kaip arterijos, mes sujungiam tas šalis ir jeigu šiuo metu nereikia pilno automobilio pirkti, jums užtenka draugauti su turkų verslininku ir jūs galite gaminti kažkokią produkciją, kuri yra labai nedidelio svorio arba nedidelio turio ir mes mielai pristatysim tą krovinį. Nėra geresnio ryšio. Gražus labai jūsų palyginimai. Ponas Klikli, kokie būtų jūsų patarimai jauniems lietuvių verslininkams, kurie nori ateiti į Turkijos rinką? Aš galvoju, čia visada dalyvauti Turkijoje parodoj, kad arčiau matyti, ką vyksta ne tik Europos šalyse, ne Vokietijoje arba Prancūzijoje. Aš galvoju, ten Lietuvos naujos verslininkai turės daug galimybę ir naujos patirties ir investuoti ne tik Turkijoje, bet dalintis su Turkijos verslininkais ir investuoti ir kitose šalyse su turkų verslininkais. Dar daugiau galimybių, ar ne? Ačiū, kad atvykote abudu šį vakar pas mus į studiją. Dėja, mūsų laikas jau baigėsi. Mes kalbėjome apie galimybės Turkijoje su Sigitu Žiliu, krovinių gabenimo bendrovės Simantra savininku, taip pat Aliu Klikliu, bendrovės Frutlita direktoriumi ir Lietuvos turkų verslininkų asociacijos prezidentu. Ačiū labai.